vienam ekonominiam cikle vieni dalykai būna svarbus, kitam neturėjom dešimtmetį su neigiamam palūkanom, kur niekas nieko, atrodo, centriniai bankai negalėjo pakelti infliacijos niekaip, nes privatus sektorius atsisakė skolinti. Niekas neveikia. Turbūt 100% aklai tikėti nei jūsų, nei kitų prognozėmis. Ne, tikrai nereikia. Rytoj gali Trumpas ką nors patvirtinti, kas pakeis viską. Nes dažnai ką investuotojai neįvertina ir ekonomistai dažnai neįvertina, kuo didesnis deficitas, tuo daugiau pinigų vyriausybei lieja ekonomika, tuo didesnės yra įmonių pajamos, pelnai ir visa kita. Tai tas pesimizmas Europos atžvilgių šiaip yra pasiekęs labai didelį lygį, kur tie visi memai apie tai, kaip JAV turi ten OpenAI, Kinija DeepSeek, o Europą plastikinį kamštelį. Geras. Ir Kinija bent jau ten tuo NT sektoriaus pakilimo laikotarpiu ten suvartoja kažkokius kosminius kiekius, apie pusę pasaulio betono, kažkokie protų nesuvokiami kiekiai buvo, bet kaip inflation hedges, kaip apsauga nuo infliacijos, bitcoinas, man atrodo, apskritai neveikia. Auksų šį paskutiniai 20 metų yra tokie patys geri kaip JAF akcijų. Taip. 20 metų. Čia mes nekalbam apie 3 metus, apie 20. Ir ten metinė grąža eurais yra apie 10% plius. Sveiki visi, esu Artūras Milevskis ir eilinį sekmadienį sveikiname su jumis iš savo jaukios studijos. Ir šiandieną turėsim dar vieną svečią. Šį kartą bus banko vieno iš didžiųjų, nežinau, ar galim sakyti didžiausio, bet vieno iš didžiųjų bankų atstovas Vytenis. Ir aš, sveikas Vyteni, visų pirma. Ir aš kaip visada pačioj pradžioj, prieš pradedant, kaip sakant, pereiti prie klausimų, tai visų pirma noriu padėkoti mūsų žiūrovams, kurie žiūri mūsų laidas, kurie komentuoja, paspaudžia like mygtuką arba pasidalina. Tiesiog dar kartą priminsiu, kad tai padeda ne tik tai mūsų kanalui, bet ir bendrai šviesti Lietuvos visuomenę, kuo daugiau žmonių sužinoti apie investavimą, apie kaip tą teisingiau daryti, ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai dar kartą dėkojam už jūsų palaikymą ir perinam prie šios dienos pokalbio. O šiandieną, kaip minėjau, pas mus svečiuose Vytenis ir aš kaip visada tiesiog norėčiau pakviesti tave trumpai papasakoti apie savo, nežinau, ar galim sakyti, karjerą ar gyvenimą, profesinę prasme, kaip tu atsidūrei dabartiniai pozicijoje, kurioje tu dabar esi, nes pozicija tikrai įdomi, tai Swedbank investavimo ar investicijų strategas. Tai aš taip bandžiau galvoju prabėgti, kiek čia galėtų tokių panašių pozicijų būti, tai, aš taip, nežinau, kokius 3-4 žmonės suskaičiavau Lietuvoje. Pozicija, manau, labai unikali ir šiaip jeigu gali pasidalinti, kaip tu iki to atėjai, ir jeigu žmogus, kuris dabar galbūt studijuoja ir galvoja, būtų faina, tavo pėdom kažkada eiti, tai ką reikėtų padaryti? Taip, nežinau, ar turiu gerą formulę, kaip tai padaryti. Tas kelias toks turbūt kaip kiekvieno studento buvo neaiškus ir besikeičiantis. Aš studijavau ISM, studijavau ekonomiką ir politiką, nes man tas santykis, man atrodo, kad šitie mokslai labai susiję tarpusavyje. Tuo metu man makroekonomika atrodė labai cool, bet kažkaip norėčiau kažką su tuo daryti, bet turbūt nelabai mačiau irgi gal 4 pozicijos tokios ir kažkaip turbūt nebuvo minčių, kad kažką čia pavyks daryti ir studijų metu pradėjau galvoti, kad gal kažką su finansų rinkom daryti, su turto valdymu gal būtų kažkas įdomu ir taip toliau ir pradėjau kažkiek tai fokusuotis į tą pusę, dirbau ir fonde investiciniam vertybinių popierių apskaitoj ir visokiose praktikose ir po to pabaigęs bakalaurą nuėjau į Swedbanką dirbti į back office operacijas vertybinių popierių su settlementais ir po to ten sudėtingesnės funkcijos su
security lendingo, ar ne, bankai dažnai skolina tarpusėje vertybinius popierius už pinigus, tai vat su tų tokios banko middle office operacijų dalis, kur tos sumos kosminės milijardus ten setlini ir taip toliau, tai tokių, tai tokia dalis buvo ir po to kažkaip atsivėrė ir tuo metu aš taip galvojau, kur čia toliau kelti sparnus, pradėjau CFA mokytis, kad galbūt iššokti kažkur į tą turto valdymą ir tada atsidarė galimybę banke prisijungti prie makro komandos, kurioje aš ir buvau 7 metus gal. Per tą laiką ir magistrą pabaigiau. Bet irgi ta makro mano tokia dalis buvo labai arti rinkų, mes ir Centrinio banko palūkanas prognozuodavom ir Europos Centrinį banką stebėdavom apskritai visas monetarinės operacijas ir šiaip turbūt pakankamai unikalus mano požiūris į ekonomiką susiformavo iš to sinergijos tarp ekonomikos ir finansų rinkų su fokusu į finansinius srautus ir iš tokios finansų rinkų perspektyvos tas požiūris į ekonomiką ir dabar atsiradus galimybė ir bankui daugiau dėmesio kreipiant į investavimą ir gyventojų skatinimą investuoti atsiradus naujai šitai pozicijai. Tapau banko investavimo strategų, kur tikiuosi, kad šitas makro ir investavimo žinias galiu perduoti klientams ir visuomeniai, interpretuojant tai, kas vyksta, išversti į žmonių kalbą ir ką tai reiškia investuojantiems žmonėms. Kaip pasakyk, išverti žmonių kalbą ir aš dabar pagalvojau, žinai, ne visi žiūrovai tokias frazes, ten middle office'as, back office'as, settlementai, žinai, mes pastoviai gaunam tokių pastabų, kad, kalbėkit lietuviškai, tai atsiprašom, tikrai ne visada pavyksta ir mum, ir svečiam, nes dėja, bet tikrai nėra lengva kartais tos pačius terminus, kurie anglų kalba yra kasdieniai, jos lengvai išversti. Bet minėjai CFA, tai aš jeigu taip trumpai, tai turbūt kaip čia, aukščiausio lygio finansų analitikos sertifikatas pasaulyje, aš taip pabaigiau 2 iš 3, nepabaigiau to. Bet trečia, vis tiek turbūt jau, kaip bet trečia, planas yra. Tai aprimus gyvenimo pokyčiams gal prisiruošiu prie to, čia vis tiek didelis žingsnis ir didelė laiko investicija. Tai kada nors, manau, prisiryšiu tam, čia irgi toks, visada vienu metu atrodo, kad gal doktorantūra bus sekantis žingsnis, po to dabar vėl pasikeitus profesiniai krypčiai, dabar gal CFA laikas pabaigti, tai toks vis neaišku, kuri kryptis. Jo, aš kažkada, aišku, nesu doktorantūra, mano kolega Lukas, jisai nuėjo to doktorantūros keliu. Aš tik magistrą baigęs, bet man atsimenu buvo toks maždaug, ar eit magistrą, ar bent jau pirmą CFA išsilaikyti. Ir aš, magistrą baigiau, bet dabar aš turbūt visgi, jeigu reikėtų rinktis, tai turbūt žinau, ką pasirinkčiau. Aš magistrą jau išlaikęs jau 2 CFA lygius, tai nebuvo sudėtinga magistrė. Supratau, tai čia šitą vietoj, kaip čia Lietuvoje, nežinau, kiek žmonių tą CFA turi, bet tikiu, kad daugėja, šiaip populiaresnis vis dalykas. Bet irgi čia labai įdomi dalyką pasakai, kai tarkim rinkaisi ten žiūrėjai studijas ir galbūt ekonomika viena iš tų temų ir aš įsivaizduoju tuo metu, kai tu taip svarstei, tai turbūt Lietuvoje buvo tie 3, sakykime, ekonomistai, iš kurių vienas turbūt dabartinis prezidentas Nausėda vienam banke ir dar 2 gal 5 ekonomistai buvo. Ir tuo metu, jeigu taip sprendi dėl savo ateities karjeros kažkokių galimybių, tai turbūt supranti, tai va tik tai jisai išėjus į pensiją, tai tada kažkas pakeis. Aišku, truputį prasiplėtė ir daugiau galbūt bankų tų ekonomistų. Aš irgi nerealistiškai vertinau, jeigu taip žiūrintis moksleiviai dabar ar studentai galvoja apie, yra tas pats Lietuvos bankas, kuris turi ir daugėja ir think tankų ir vyriausybinių organizacijų, kur tos makro žinios tikrai yra pritaikomos ir kur tie žmonės tikrai gali realizuoti save. Aš pats būdamas studentų to nesupratau, bet po to dirbdamas industrijos supratau, kad čia yra daugiau galimybių, negu man tada atrodė. Ir turbūt jau ten žiūrint dar, nežinau, 10 į priekį, turbūt gali drąsiai sakyti, kad ne tik Lietuvą turi žiūrėti jau. Tikrai taip. Ok, tai gal tada prieš perinant labiau prie mūsų ten tos gal platesnės temos apie rinkas, nes aš taip vis tiek kiek šnekėjom, tikėtina didžiąją dalį laiko skirsim pokalbio apie rinkas.
Bet paminėjai tokius porą dalykų kaip prognozijos, palūkanos, nu, ką žinom, makroekonomistai ar investavimo strategija, na, iš principo viena iš funkcijų bent jau yra tam tikras, nu, kaip čia, piešt ateities scenarius. Anksčiau galbūt būdavo viena prognozė, dabar jau truputį kitaip. Tai vat, ir tikrai tenka girdėti iš įvairių tyrimų ir panašiai, ten ypač kas kalba apie ilgalaikį investavimą ar visą aktyvų investavimą, pasyvų, kad prognozės yra, kaip čia, mažai, kad sunku pataikyti. Taip pat. Tai vat, jeigu tu galėtum savo perspektyvą, kadangi dalis funkcijų galbūt yra, arba yra kasdienė veikla, žiūrėti, kas vyksta ir bandyti kažkokią formą nuspėti ateitį, tai vat, ar galėtum iš savo varpinės pasakyti, kaip tu į tą žiūri, kaip tu su tuo, nežinau, susidoroji, kyla tų tokių vidinių diskusijų, būtų labai įdomu. Diskusijų kyla daug, prognozavimas, tai ypač apie ateitį labai sudėtinga veikla, ir ta sparnuota frazė yra Yogi Beros berods, kurį mėgstu cituoti. Labai tikslus prognozavimas ar ten žiūrėjimas į antrą skaičių po kablelio, čia yra tikslumo iliuzija, vis tiek mes nežinom taip tiksliai ateities. Klausimas turbūt yra vienas, kokią istoriją tos prognozės pasakoja. Greitėjimą, lėtėjimą, kokios rizikos supa tą scenarijų, kokiomis prielaidomis yra paremtos, ar ne? Nes vis tiek tas makro scenarius ar bet kokių prognozių vis tiek remiasi nuo kažko atsispiria ir ar jisai sako, kad viskas bus kaip buvo ir matydami šitas tendencijas, kad šitaip turėtų toliau vykti, ar mes darom prielaidą, kad bus kažkokie muitai, ar bus Brexitas, ar bus dar kažkas, tai turi priimti kažkokias tai ir tada, kaip kažkokia įvyksta tai scenarijaus analizė, mes tai priimam kaip pagrindinį scenarijų ir taip toliau. COVID-ą analizuojant irgi buvo, kad darėm ne pagal grafiką, nes tai pasikeitė greitai per mėnesį visas pasaulis, kad darėm irgi buvo, net tada, man atrodo, publikavom 3 skirtingus scenarijus, kaip vystantis atrodytų. Tai irgi verta atsižvelgti tai, vertinant prognozes, ar jas naudojant kokiom prielaidom yra ir ar yra galų gale kiek pats prognozuotojas yra užtikrintas tom prognozėm ir taip toliau, įsivertinti skirtingus šaltinius. Galų gale ar yra viduj nuoseklumas tų prognozių, ar skirtingi rodikliai jie sueina į bendrą paveikslą. Nes labai daug, čia irgi įdomus dalykas, mes dažnai kalbame apie labai didelį rinkų racionalumą, kad viskas yra labai skaičiuota, bet, pavyzdžiui, stebint infliaciją, čia paskutinių mėnesių dalykas, dėl pernai energija buvo pigi, dabar lapkritį, gruodį, sausį, lyginant su praėjusiais metais, energija santykinai brangesnė, infliacijos rodikliai Europoje nuo 2 pakilo iki 2,5. Šitą visi žinojom prieš 12 mėnesių. ECB pats savo komunikacijų šitą žinojo, pabrėžė, kad infliacija susviruos dėl bazės efektų vadinamų. Tai, kad su to, ko lyginam prieš metus, infliacija pakyla, išeina infliacijos rodiklis 2,5 rinkos, kas čia įvyko, infliacija didėja, baisu, kad ECB nebemažins palūkanų. Tai pala, kas? Toks jau kartais stebint rinką, atrodo, kad nemaža dalis rinkos dalyvių yra neįsigilinę. Šiaip atrodo kartais, kad labai paviršutiniška ta analizė yra. Kas irgi stebina, kai atrodo pats nuolat analizuojasi, taip kažkaip galvoja, kad ir visa rinka žino, bet matyt daugelis traderių investuotojų, jie taip žiūri tik tai rodiklius ir reaguoja pagal tai, ką mato, nematydami platesnio vaizdo. Kas irgi yra įdomu, tai klausimas tada irgi, jeigu tu labai gerai esi įsigilinęs, bet kiti reaguoja pagal tik tai, ką mato paskutinį skaičių, ta tavo analizė irgi nebūtinai tau gali padėti. Šiaip čia labai įdomiai palėtėjai, ta prasme, kad vienas dalykas yra rinkos reakcija ir, žinai, kas yra rinka? Rinka tai yra masė investuotojų. Jie gali turėti skirtingą nuomonę, skirtingą tą ateities įsivaizdavimą. Tarkim, tavo bankas kaip institucija gali turėti irgi skirtingą negu ten, nežinau, koks nors ten Bank of America arba panašiai. Ir visa tai suplaukia, žinai, vieną. Ir jo, mes, pavyzdžiui, mes kaip
investicijų sprendime, tai, sakykime, tom makro prognozėm ar panašiai, aš kaip sakau, stengiamės nesivadovauti, viskas stengiamės į tam tikrus modelius, bet labiau neprognozuojamus, bet tam tikrus statistinius modelius susidėti. Nes kiek analizavom, tai vėlgi tas prognozės koreguoja. Tada tu turi žiūrėti tos vadinamus ateities projekcijas, kur nebūtinai pilna istorinė info yra, kokios ten buvo, tada kokios institucijos. Bet man toks labai vienas yra įdomus klausimas. Aš kažkada dirbau vienam iš bankų ir tas bankas turėjo makroekonomistę ir atsimenu, dirbau per tą 8 metų krizę. Ir važiavome su ją į vieną renginį, ten daryti prezentaciją ir aš sakau, tai papasakok man, kaip čia tas prognozės dažnai darot ir vat kaip su ta krize. Nesakysiu vardo pavardės, galit galvoti, kad čia išgalvota istorija, tiesiog palaikyti turinį, bet sako, tai kaip, tai gimi vadovėlius, yra modeliai, dėlioji, kaip atsakyti, turi atsispirti nuo tam tikros bazės, yra kažkokios projekcijos, žiūri, ką kiti galbūt, turi kažkokią savo, bet sako, bet jeigu vyksta kažkas, ko nieks nesitikė, PVZ 8 metų ten kažkoks banko defaultas arba COVIDas, tai tada tas buvusias projekcijas meti į šiukšlių dėžę, taip kaip čia perkeltinė prasme, ir darai naujas. Tai vat kaip, ar galėtum, čia 2 klausimai turbūt, ar galėtum, taip nežinau, patvirtinti ar paneigti, kad prognozuoti ateitį, jeigu situacija yra normali, yra lengviau, negu kad kai yra kažkokie tie vadinami juodosios gulbės, nematyti, netikėti atvejai, ar jokio skirtumo? Ir antras, kaip įvykus tiem tokiem nenumatytiem atvejam ir apie kuriuos nieks negalvoja, kaip tada iš vis tą prognozę daryti, nes, aš kaip paprastas vartotojas, sakyčiau, iš vis čia nieks nebežino čia, kas bus, kaip po COVID atveju, čia dabar kiek laiko būsim uždaryti, kiek laiko, gal kiek čia tų žmonių, vienu žodžiu, iškeliaus Anapilin, ar čia dabar jau pusė mūsų numirs, ar ne, tai vat, jeigu taip galėtum pasidalinti. Labai įvairių yra prognozavimo tokio sudėtingumo lygių. Turim vienus, ar ne, turim didelės institucijas kaip centriniai bankai, Tarptautinis valiutos fondas, tos pačios finansų ministerijos, tarkim, kurios turi daugiau žmonių dirbančių, prie to jie galbūt turi kažkokį tai didelį ekonominį modelį, labai sukalibruotą, ten tie vadinami DSG modeliai, ekonomistų žargonų, kurie ten labai sukalibruoti, viskas yra labai gerai ir ten viskas labai gražiai visada pasiekia ekvilibriumą, labai daug įvairių duomenų į jį sueina ir taip toliau. Bet kaip pasaulis vis keičiasi ir tas modelis jisai negali įtraukti tokių kažkokių tai baltų ar juodų gulbių, jisai tiesiog aritmetiškai per istorinius ryšius jisai suveda tą rezultatą. Bet yra konkuruojančių modelių, kur tai tokia ne visai standartinė ekonomika, kurie remiasi tokiais inžineriniais šiek tiek metodais, system dynamics metodais, kurie tokios, sakykime, šiek tiek eretikai ekonomikos pasaulio, kurie bando ne statiniais modeliais, o dinaminiais modeliais prognozuoti nebūtinai pačią ekonomiką, bet lūžio taškus jos. Yra toks ekonomistas Steve Keen, kuris sumodeliavo, man atrodo, metai ar 2, jisai publikavo savo modelį iki housing, būsto burbulo išsileidimo, sprogimo, remiantis to paties Minskio ekonomisto literatūra, kaip formuojasi finansiniai burbulai, kaip finansų sistema veikia ir pučia tos burbulus tiek ekonominius, tiek finansinius ir aišku, labai sunku lūžio taškas, ne kaip ir finansų rinkose. Tu gali suprasti, kad tu esi burbule, bet tu nežinai, kiek jisai turi jėgos pūstis ir kur tas bus taškas, bet gali identifikuoti, kad kažkokie procesai yra netvarūs. Tai čia vienas iš tokių turbūt įdomiausių ir svarbiausių makroekonomikos, man atrodo, uždavinių yra kaip tą cikliškumą, tą finansinio investavimo ciklo pradžią ir pabaigą pagauti. Čia yra viena iš įdomesnių dalių. O kalbant apie tokias visiškai juodas gulbės, kai apsiverčia pasaulis, tai tada darai ne tiek prognozę, kiek scenarijaus analizę. Pasidarai prielaidą, kad
karantinas tęsis 3 mėnesius. Kaip tada galėtų atrodyti, ar ne? Pasižiūri, šitie sektoriai atrodo labai paveikti, jie bus paveikti tiek, kaip čia gali tai paveikti kitus sektorius ir susidėlioja kažkoks tai vienas scenarius. Kas bus, jeigu darysim 3 mėnesiai uždaryti, 3 mėnesiai atidaryti ir taip, ar ne? Ir susidėlioja kažkokius tokius scenarius, pagalvoji, tiesiog elementariai logiškai, kaip su ta informacija, kurią tuo metu turi, koks scenarius yra labiausiai tikėtinas, ar kuriuos gali atmesti, kuriuos giliau nagrinėti ir tada dėlioji kažkokią tokią informaciją. Dažniausiai nebūna tokio masto sukrėtimų kaip COVID'as, bet irgi tada labai stipriai irgi išsiskyrė ekonomistų, ne? Buvo manymų, kad ten gulėsim duobėj minus 15% BVP labai ilgą laiką. Mes kažkaip optimistiškesni buvom tada, kad atsigausim ir buvom pakankamai teisūs. Ir irgi stebi, kaip ir ekonominė politika reaguoja į tuos įvykius. Matant tą fiskalinį skatinimą, buvo galima nuspėti, kad bus atsigavimas kažkoks. Ja, čia. Bet ar aš teisingai išgirdau, kad kažkokia dalis, kad tai nėra grinai šio matematinis, tai gauni atsakymą vieną, bet tai yra irgi, savotiškai patirties, asmeninio požiūrio, nuomonės, interpretacija kažkokia forma. Yra ir interpretacija, yra dalis tiesiog elementarios aritmetikos ir apskaitos, ar ne, kad susigaudyti, kaip tie rodikliai tarpusavėje sąveikauja ir kur sueina. Bet kad turėti magišką mašiną, kurią sumetė į visus skaičius ir jinai tau išties, gali turėti tokį modelį, bet jisai nebūtinai bus labai geras, nes pasaulis nestovi vietoje ir tie parametrai modelio, kurie buvo vienam ekonominiam cikle, vieni dalykai būna svarbus, kitam neturėjom 10-metį su neigiamam palūkanom, kur niekas nieko, atrodo, centriniai bankai negalėjo pakelti infliacijos niekaip, nes privatus sektorius atsisakė skolinti. Niekas neveikia. Buvo tokia trauma po 8 metų krizės, taip giliai buvo sulaužyti privataus sektoriaus balansai, kad pinigų politika iš vis neveikia. Dabar mes turim ciklą panašu kitokį, kuriame pinigų politika veikia. Ir tada jau kitaip turi analizuoti šitą ciklą ir kitaip jį vertinti. Gerai, kad šiaip tikrai, čia manau, galim būtų ir atskirą visą laidą apie tą pakalbėti ir, sakai, kažkokie skirtingi modeliai, ten labiau galbūt tokie dinaminiai, kiti gal, yra skirtingų, ekonomistų skirtingų tikių scenarijum, tai šiaip įdomu būtų, bet gal šitą kitam kartui palikim, o kita dalis, kaip minėjau, galim bandyti pereiti prie rinkų, pasikalbėti apie rinkas. Tai čia turbūt bus įdomu išgirsti tavo ir jūsų poziciją tam tikrais klausimais. Bet prieš tai, nežinau, ar čia reikėtų įspėjimo ar ne, nes vis tiek kalbam apie prognozes kažkokias, kad turbūt 100% aklai tikėti nei jūsų, nei kitų prognozėmis. Ne, tikrai nereikia. Rytoj gali Trumpas ką nors patvirtinti, kas pakeis viską. Tai va, ir čia gerą užvedį apie Trumpą. Tai jeigu kalbant, šiaip, nežinau, čia yra asmeninių požiūrių ar bendrai, tarkim, šių metų, 25 metų, kokius asmeniškai vardintum rizikos faktorius? Aš tai nežinau, ar ekonomikos augimo sulėtėjimas, ar Trumpas, nes aš asmeniškai tai tokius esu, tai man Trumpas yra kaip vienas toks wild card, aš tikiu, kad yra, kas bando ir jį prognozuoti, bet iš jo poelgių, tai aš sakyčiau, kad jisai neprognozuojamas gali būti. Antras yra galbūt irgi susijęs infliacijos tema, nes kaip ir, aišku, Europą, Ameriką reiktų skirti truputį, nes, kaip suprantu, Europoje galbūt ne tiek tai, bet aš tikiu, kad jeigu ir, tarkim, Trumpo, pavyzdžiui, tarifų karas įtakos kainas ir į didesnę pusę, tai turės realiai ir Europoje kažkaip pasiekimų. Bet čia aš sakau, čia yra mano nuomonė neįdomi niekam, turėtų būti, tai man įdomu, kaip jūs, nežinau, tu čia šiuo atveju, ką komunikuojat? Tai turbūt gal verta kelis sakinius pasakyti, koks yra bazinis scenarijus, turbūt, kai matoma ir mūsų, bet ir turbūt platus konsensusas yra, kad
JAV toliau sparčiai augs, sparčiai augo ir lūkestis yra, kad išlaikys tą tempą bent jau šiemet ir kažkiek galbūt sulėtės 26 metais. Lūkestis yra, kad Fedas dar kažkiek galbūt sumažins palūkanas ir tada padarys pauzę. Dabar daro pauzę, bet dar šiemet, kad šiek tiek sumažins, priklausomai kiek infliacija leis. Ir kad JAV tokios puikios sąlygos spartaus augimo, bet ir santykinai aukštų palūkanų laikysis. Kas liečia Europą, yra daugiau pesimizmo, stagnacija, lėtas augimas, Vokietija toliau duobėje, periferija laikosi šiek tiek geriau, infliacija geriau atsitraukinėja Europoje ir augimas prastesnis, tai leis Europos centriniam bankui agresyviau mažinti palūkanas. Ir matysime tam tikrą pagreitėjimą šiek tiek toliau. Ir trečias komponentas yra Azija, Kinija turbūt svarbiausias, kur matom, nepaisant tai, kad jie skelbia, kad jie auga po 5% čia visus, bet matom stipriai sumažėjusią žaliavų paklausą, taip jų bando įvairiom priemonėm skatinti ekonomiką, nelabai efektyviai, kreditavimas ten vis dar krenta, NT kainos vis dar krenta ir matom tokią tikrai nedinamišką aplinką tenai ir jie bando tas problemas spręsti eksportuodami ir aštrėja prekybos konfliktai dėl aštrėjančios prekybos konkurencijos pasaulyje. Didelis klaustukas yra, ar Kinija imsis rimtesnio fiskalinio skatinimo tvarkyti su savo vidaus problemas. Tai čia viena yra rizika, kuri labai didelė yra, apie kurią mažiau kalbam, nes pati Kinija tokia uždara ir mūsų naujienas ir taip neaišku, kas ten vyksta, bet su labai dideliam pasiekmėm gali būti, jeigu Kinija tikrai imtųsi skatinti savo vidaus vartojimą. Tai čia viena rizika, kurią galim įvardinti ir padėti šoną. Kas liečia JAV, tai taip, vertinant Trumpą, aišku, yra labai daug triukšmo, bet realiai kas yra svarbu, turbūt du dalykai, kaip jo politika gali paveikti Fedo sprendimus ir infliaciją ir Fedo sprendimus, tai investuotojams vienas dalykas, kas yra svarbus. Kitas dalykas, kas yra svarbus, kaip tai paveiks bendras vyriausybės išlaidas ir fiskalinį deficitą. Nes dažnai, ką investuotojai neįvertina ir ekonomistai dažnai neįvertina, kuo didesnis deficitas, tuo daugiau pinigų vyriausybė lieja ekonomiką, tuo didesnės yra įmonių pajamos, pelnai ir visa kita. Tai ką mes... Deficitas kaip ir blogai išprindu šiaip, bet verslui gerai. Ja. Taip. Tai gerai ir blogai čia santykiniai dalykai. Taip. Blogai, jeigu tai tampa didelė infliacija ir dideliam palūkanom. Pavyzdžiui, ką mes galime vertinti, kad ten 21 metais, pavyzdžiui, gal buvo persistengta su deficitu, tai buvo paskatinta ekonomika, kai ekonomikai nebuvo kur jau beskatintis, turėjom karštą infliaciją, kas liepia vertę Fedą tada pakelti palūkanas ir sulėtinti ekonomiką. Tai klausimas, viena rizika yra, kad jeigu tikrai bus įsivelta į kažkokį tai rimtesnį prekybos karą ir tai bus rimtai padidinti muitai, kad tai gali suveikti kaip kainų šokas, panašus į 22 metus ir kad turėtumėm kažkokį pasikartojimą 22 metų sąlygų, kad didėja infliacija, Fedas po tos patirties skaudžios, kai buvo infliacija nesuvaldyta, pradeda labai greitai reaguoti ir didinti palūkanas. Ir tada turim aplinką nepalankę ir obligacijoms, nes ir palūkanos didėja, ir infliacija didėja. Ir tada klausimas yra, kaip reaguoja akcijos. Nes tuo metu 22 metais kaip ir reagavo neigiamai, bet gan greitai atsigavo. Ir nes šiaip infliacija įmonėms nėra blogai savaime, nes jeigu tu gali perkelti galutiniam vartotojui tą kainų padidėjimą visą, pasididini savo pajamas, galbūt ir maržas trumpojo laikotarpiu šiek tiek pasididini ir tie akcijų rezultatai labai greitai atsigauna, bet jeigu tas kainų šokas yra pakankamai reikšmingas ir palūkanų padidinimas irgi pakankamai sumažina paklausą, kad tai būna, tas smūgis perkamai gali būna pakankamai didelis, kad sukeltų recesiją,
tada ta infliacija nebėra naudinga įmonėms. Ne? Ir tada tai vat yra rizika šitokio scenarijaus. Nemanau, kad jinai yra labai didelė, nes kol kas panašu nėra noro įsivelti sukelti infliaciją, nėra noro. Bet kartais gali nesuvaldyti situacijos žaidžiant tokius žaidimus kaip prekybos karai ir gali išsprūsti tą situaciją iš rankų, bet manau, kad tai nėra pagrindinis scenarius. Kitas svarbus klausimas yra visas Department of Government Efficiency veikla ir visi dekretai sustabdantis išlaidas. Aš nemačiau gerų analizių ir man sunku įvertinti, kokio masto apkarpimai tai yra išlaidų, bet jeigu jie būtų pakankamai reikšmingai sumažintų deficitą, tai reikštų mažesnius pinigų įliejimus į ekonomiką ir kažkiek mažesnę paklausą. Aš čia galiu truputį įsiterpti, bet su tarifais, tu patikslink mane, bet ar aš teisingai suprantu, kad Meksikai, Kanadai ir Kinijai jau yra padidinti tarifai ten po tos 25%, ar dar nėra? Ar ten tik buvo sprendimas, kad nuo kažkada padidinsim? Aš kaip suprantu, Kinijai padidėjo 10% ir Kinija taip kukliai atsakė. Meksikai ir Kanadai buvo paskelbti ir buvo atidėtas galiojimas mėnesiui. Štai paskelbė sekmadienį. Atidėjo, ne? Tai aš apie tą ir šneku, kad man tokie elgesiai, elgesys toks atrodo, čia kaip Maskas Twitter'į vieną dieną parašo, kitą dieną ištrina, nes juokingai truputį. Tai supratau, nes aš gal čia blogai, aš sakau, kaip minėjai, daug triukšmų yra ir kai kur net jau negali kartais žinoti, čia fake newsas ar ne, bet buvo analizė, kad kiek Amerika ten, tas tarifas įtako ir kiek jeigu kiniečiai padidintų, ten atsakė, ne tos sumos, kiek perka Amerika iš Kinijos, kiek kiniečiai, bet buvo ten Trumpas tokį numetęs, kad čia tarifai nieko čia nepabrangins čia tų prekių amerikiečiam, nes vienu žodžiu čia susimokės jie. Bet mano supratimu tai ne. Tai jeigu pirks tą prekę Ameriką iš Kinijos, nebent, sako, mes perkelsim gamybą į Ameriką ir tas pas, irgi ne tas pas, nes Amerikai turbūt brangiau pasigaminti. Taip. Daugybė dalykų yra negu Kinijai. Tai tu sutiktum su tuo, kad tas tarifų padidinimas iš principo jisai turėtų kainas pajudinti viršų, kažkiek. Tai trumpuoju laikotarpiu be abejo, čia tas pats kas PVM padidinimas. Jeigu padidinam PVM, tai tikimės, kad tokia proporcija maždaug, gal mažesnė, priklauso nuo to, kokia yra paklausa, kiek įmonės turi galios perkelti tą kainų padidėjimą galutiniam vartotojui. Kažkoks pasidalinimas to muito per tiekimo grandinę yra, nes vis tiek šokį mačiau vertinimą, kad, pavyzdžiui, televizorius atplaukdamas tas pagamintas jau televizorius atplaukdamas į uostą, kainuoja tik tai 40% mažmeninės kainos. Kad dar 60% visos pridėtinės vertės yra JAV pardavimas, transportas, didmeninė prekyba ir visa kita. Tai kokia įtaka, apmokestina muite, bet čia dar tik pusė kainos, pusė savikainos yra tos prekės. Tai kokiu mastu tas muitas atsiduria galutiniai kainoj yra nelengvas klausimas ir skirtingose tiekimo grandinės vietose yra turbūt sava dinamika, bet bendrai aišku, kad muitai ir ypatingai gamybos perkelimas, nebent jisai yra ten kažkoks labai robotizuotas, labai pažangus, yra priežasčių, kodėl pramonės dalis JAV nukrito žemiau 10% nuo BVP. Tiesiog JAV gaminti kažkokius tai nelabai pažangius produktus yra per brangu. Tai Kinija aš irgi buvau pasižymėjęs, kažkiek ta Kinija, šiaip man, įvairiais ten pjūviais, ta prasme, gali žiūrėti, bet kad yra rizika ir tai, kad ten NT problemos yra, tai, kad jie ten bandė skatinti, bet kaip ir nelabai ten turėjo labai trumpalaikį įtaką, bet kažkokios ilgesnio laikotarpio išliekamos, kad kapitalas atsitraukinėja tas vakarų, ar jau visas atsitraukia ir ten daugiau nėra kam atsitraukti, vėl sunku pasakyti, bet kad tos ten, tarkim, žiūrint per finansinių instrumentų akcijų kainas, jau
nežinau, daug akcijų yra, kurios ten metus jau ten kažkur padugnėjai makaluojasi. Tai, bet susupratau, tai čia tos būtų, sakykime, bendras vaizdas yra optimistinis, ypač Amerikai. Tam tikrų problemų, tų rizikos faktorių, kaip visada jų yra, tai čia tie Trumpo tarifai ir Kinija, sakytum, tie du kažkokie pagrindiniai. O jeigu dabar sugrįžtant prie Amerikos, tai iš kur pas juos tas toks stiprumas? Nes aš kiek žiūrėjau, visi ir BVP geras, aš nežinau, BVP turbūt toks daugiau negu Lietuvoje prognozuojamas. Net neatsimenu. Panašiai. Kiek 100 trilijonų ar kiek ten į ekonomiką, bet žinai, tai iš kur? Ar technologijų sektorius negali vienas ten tempti tiek? Tai jeigu kalbėt apie akcijų rinką, tai technologijų sektorius labai didelę dalį sužaidė, bet kalbant apie realią ekonomiką, tai mes šiaip lūkesčiai, man atrodo, 23 metų pradžioj buvo 100% recesijos. Tarp ekonomistų, kur čištų labai arti buvo. Ir apsigavimas buvo keliose vietose. Tai viena dalis buvo neįvertinta, kiek daug įlies pinigų iždas, bet kokio dydžio bus deficitas, labai stipriai palaikė paklausą. Kita dalis neįvertinta buvo turbūt, kiek sustiprėjo privataus sektoriaus finansai. Vis tiek įvyko nuo krizės pakankamai didelis tas deleveraging vadinamas, skolų susimažinimas, kad tas palūkanų padidėjimas momentinis jisai nepaveikia taip stipriai, ypač vertinant, kad tuo metu, kai pradėjo kilti palūkanos, infliacija dar buvo pakankamai aukšta ir tas reali palūkanų norma buvo bent jau momentinė, spotinė, jinai buvo pakankamai žema ir taip žiūrint į tai, kokiu tempu augo įmonių apyvartos, net ir tie didėjantis atlyginimai nebuvo tokia našta didelė, ką mes tada vertinom, nes kai prasideda kažkoks tai sulėtėjimas, įmonės pradeda matyti, kad prastėja jų finansiniai rezultatai ir jos pradeda ieškoti, kur mažinti išlaidas. Ir pradeda ar mažinti darbuotojų valandas, ar nebesamdyti darbuotojų, tada tie darbuotojai nebevartoja, mažėja kitų įmonių pajamos ir taip toliau. O tuo metu dinamika buvo tokia, kad įmonių apyvartos auga po 10%, atlyginimai auga 7 kokiais Jungtinėse valstijose. Tai nesvarbu, kad jisai realaus darbo jisai nepadaro tiek daugiau, bet apyvartos jisai daugiau sugeneruoja ir vis dar apsimoka juos samdyti. Ir dėl matėm, kad vis dar užimtumas augo, kas kūrė tokią dinamiką augimo vis dar. Tai čia dažnai irgi būna ekonomistų bėda, jie užsifokusuoja į realius rodiklius, nematydami nominalių ir tą iš įmonių finansinės perspektyvos, kad įmonės tai pinigais šiaip matuoja savo rezultatą, o ne daiktais. Ir tą dinamiką pamačius, kad čia vis dar viskas yra gerai, iš įmonės logikos jos dar važiuoja į priekį ir tą mes ir matėm, kad tai įvyko. Ir todėl mes ir išsigandimą turėjom šiokį tokį pernai rudenį, kai įmonių samdymas sulėtėjo, kai infliacija sulėtėjo, ir tada buvo atsiradus rizika, kad galbūt mes įeisime į tą kitą dinamiką, kad įmonės pažiūrės, gerai, išlaidos pučiasi, o apyvartos jau nebe, ir kur mums čia susimažinti reikėtų savo sąnaudas. Ir čia tada gali atsirasti rizika kažkokiai kitokiai dinamikai, kuri būtų grėsmingesnė. Bet tai, aš vis tiek dar klausimą, minėjai Europą, ypač ten Vokietija, turi problemų. Tai bet jeigu taip reikėtų, tai ar tikrai tas, stimulo įliejimas, kuris, Europą irgi lėjo ten po covidinio, ten tų pinigų irgi lėjo, mažiau gal negu amerikiečiai, bet tai kur čia skirtumas? Kodėl Amerika po to covido taip išskirtinai važiuoja ir akcijos taip išskirtinai važiuoja ir ekonomika, o Europoje arba ten ypač kaip Vokietijoje, šakės. Nesakau šakės, bet blogiau, tikrai blogiau. Jeigu reiktų taip kažkaip tą išskirimą padaryti.
Kaip tu sakytum? Tai čia pirmą, tai turbūt norėčiau pasakyti, kad aš optimistiškesnis esu Europos klausimų negu šiaip turbūt bendras fonas yra. Kitas dalykas, Europos bėdos yra senesnės negu COVID'as. Jeigu taip žiūrėt, pavyzdžiui, į Vokietijos pramonę, ten pikas 18 metai buvo gamybos. Tai tendencija yra senesnė, tik tiek, kad pandemija iškraipė statistiką ir kažkaip pakeitė atskaitos tašką, bet ten problemos yra senesnės. Ir pavyzdžiui, 22 metais Europa skatino labiau ekonomiką negu JAV ir tai matėsi rodikliuose. Europa tais metais augo sparčiau negu Jungtinės valstijos. Europa turėjo problemą tokią, kad turėjom pramonės ciklą ir pramonės recesiją pasaulinę po covidinę, kad pramonės dalis Europoje daug didesnė yra ir tai pasijautė, JAV tai netaip svarbu. Paslaugų ekonomika daug mažiau reaguoja tiek į pinigų politiką, tiek į cikliškumą kažkokį. Ir, aišku, turėjom karą su energijos šoku, kuris papildomas smūgį sudavė. Ir tada jau to skatinimo nebebuvo tiek daug ir buvo iš energetikos kainų kompensavimo ir irgi buvo rezultatas daug geresnis, negu visi tuo metu tikėjosi, nes išėjo Europa realiai be recesijos, recesija vyko tik tai Vokietijoje. Tai bendras tas rezultatas yra pakankamai neblogas ir man atrodo, kad Europa labai slėgė ilgą laiką tokia defliacinė tendencija, ką mes turėjom po 8 metų krizės, kad tų kainų pakelti niekaip nepavyko. Ir tai manau, kad dabar, jeigu mes pereisim į tokį makro režimą, kuriame mes turime infliaciją tarp 2–2,5% svyruojančią, tai Europai tikrai bus daug lengviau, ar ne? Nes skolos našta pasidaro daug lengvesnė, tu turi pastovų tokį spaudimą iš apačios pajamoms įmonių, kuri lengviau yra auginti pajamas, lengviau rasti resursų. Tai tikrai tokios sąlygos daug palankesnės Europai augti, daug tada paprasčiau yra įmonėms ir pateisinti kažkokias investicijas į plėtrą, nes turi kažkokį tai pajamų augimą ir manau, kad šiaip dinamika turėtų pasidaryti geresnė Europoje, išsilaižius tas labai gilias dvigubos krizės žaizdas, kai mes turėjom 8 ir 11 metų skolų krizę, kuri tikrai labai, lyginant su JAV, privertė Europą atsilikti. Ir šiaip čia dabar pasakyti, tokie dalykai kaip tas Ukrainoje karas, ten tarkim dujų šuolis, kuris buvo kartais didesnis negu Amerikoje. Taip. Tai čia turbūt viskas, kaip minėjai, daug dalykų susideda ir jo pramonė daug didesnis svorį, ten ypač kokie Vokietijai turbūt sudaro. Amerikoje kiek 7% turbūt jau yra paslaugų, aš nežinau, ten 60–70 kaip skaičiuoja, bet šiaip sakytum, kad optimistiškiau nusiteikę esat negu kad dauguma, ne, Europos atžvilgiu. Aš manau, kad Europa turi vietų, kur tas pesimizmas Europos atžvilgių šiaip yra pasiekęs labai didelį lygį, kur tie visi memai apie tai, kaip JAV turi ten OpenAI, Kinija DeepSeek, o Europa plastikinį kamštelį. Geras. Bet realiai tai tikrai Europa turi tų savo nišų ir biotechnologijų sektoriui ir tai pačioj AI tiekimo grandinėje, ir turi kertinių žaidėjų, be kurių visa ta tiekimo grandinė neveiktų. Tai tik tiek, kad makroekonominė politika labai prasta Europoje labai ilgą laiką yra, kuri manau, kad Europos problemos yra ne tiek struktūrinės, kiek ciklinės. Yra daug ir struktūrinių problemų, bet jeigu mes bent jau ciklinės problemas išspręstumėm, tai jau Europa atrodytų gerokai tvirčiau. Jo, čia, DeepSeekas ne Prancūzijoje buvo sukurtas, o Kinijai. Ne Europoje, ta prasme, kad kodėl? Čia kaip ir ta Europos komisijos, ten ta vadovė sako, čia dabar reikia finansuoti AI, nors prieš porą metų realiai ten uždraudė naudoti tam tikrus įrankius, pavyzdžiui, kur su duomenų apsauga, kur vartotojų duomenys
tam tikri, Kinija iš vis vartotojų duomenų apsaugos neturi. Liktai prancūziškas kažkoks konkurentas Mistral atsirado, tai kažkas tai... Bet čia turbūt ir susiję ir su tavo visa venture capital ekosistema, kur kodėl Europoje ten pritraukta lėšų buvo 3 ar 5 kartus mažiau negu, tarkim, Amerikoje. Tai turbūt visi tie dalykai susiję. Kodėl? Galim žiūrėti ir panašiai, bet nes aš kažkada žiūrėjau beros nuo 2010 metų įmonių pelnų ir akcijų kainų augimą Europoje ir Amerikoje, ar tai buvo ne Europoje, o Amerikoje ir ex-Amerikoje. Tai kad dabar, kad nesumeluoti, man atrodo buvo taip, kad pelnai ir kainos ex-Amerika augo, sakykim, panašiai ten kartu, tarkim, o Amerikoje kainos augo bet vienodas, pelnų ir kainų augimas akcijų buvo panašus, o Amerikoje pelnai augo, tarkim, kart 4, bet akcijų kainos kart 8. Tai čia gal priėjom prie kito labai įdomaus klausimo, nes kažkiek kalbėjom apie tą Amerikos ekonomikos stiprumą, tai kad jo technologijų sektorius yra kaip po toksai ir visi, tai čia turbūt ir galim sakyti, ir man tas pats klausimas pastoviai sukasi ir turbūt kiekvienam investuotojui, nes ištisai girdi, kad reiškia JAF akcijos yra brangios, technologijų akcijos yra dar brangesnės, be abejo, pasižiūrėjus skaičius, tai tikrai supranti, kodėl jos yra brangios. Tai vienas dalykas, aš kaip sakau, yra nežmoniškas likvidumas, tai jeigu ten milijardiniai pinigai keliauja, tai jie neturi šiaip daug pasirinkimo. Antras, pelnai, įspūdingi, tiek pelnai, ar pelno maržos, ar augimo tempas, Apple pelno augimas, žiūrėjau prognozes, ten 2 metus šilės, gal tik 10%. Bet jeigu žiūrim ten, tarkim, tą Techą arba Magnificent 7, tai yra, man atrodo, 20% artimiausius 3 metus augimas, kas yra 2x rinkos, visos rinkos, arba 3x turbūt rinkos be jų. Ta prasme, kad ir man teko, čia kaip tik vakar skaičiau Bridgewater Associates, jie darė prieš mėnesį, man atrodo, tokį laišką gavau. Jie bandė įvertinti, labai įdomiai, šį pirmą kartą tokį buvau matęs, jie sako, kiek pagal dabartinius įverčius, koks yra įskaičiuojamas augimo tempas lyginant su risk-free rate, tarkim, 3%. Ir ten bandė skaičiuoti taip, kad maždaug, jeigu, kad būtų normali kaina, virš risk-free rate turi būti plus 3%. Tokia kaip beta užduotis. Tai jeigu dabar ten Amerikos risk-free rate yra, pavyzdžiui, 5, tai plus 3 turi bet 8. Ir žiauriai įdomiai, kad Amerika išlaikytų tą normalų tą įvertinimą, tą normalią grąžą virš obligacijų, tai jie turėtų, pelnų augimas turėtų būti bent 9% per metus. Europoje, kad tokią pačią grąžą užtenka 2,5% pelnų augimo. Ten apie Kiniją iš vis žiūrėjo, kad pelnui nereikia augti. Kad ten tiek nuvertinta, tai labai įdomiai ten. Bet žinutė buvo ta, kad kai mes perkam akcijas, mes perkam tam tikrą įsivaizduojamą ateities jų pelną. Ir kad jom pavaryti extraordinary gerai, turi dar geriau būti. Tai klausimas, kaip, nežinau, jeigu darot kažkokias ten projekcijas, prognozes, kaip jūs vertinat, interpretuojat tą technologijų sektoriaus išskirtinumą, jų brangumą dabartiniam taške? Taip, atskirai nevertina. Man atrodo, kad tas įvertis labai rich, sakykime, yra labai daug sudėta ir kai esant tokiam įvertinimui, bet kas gali tą susviravimą išprovokuoti, kai tiek daug lūkesčių yra sudėta, bet man net mažas nusivylimas gali bent jau trumpam pakirst tuos lūkesčius, nes būtent tie tolimi įverčiai ir tolimos prognozės labai didelį svorį tuose įverčiuose sudaro. Ir aš tikrai nežinau, kiek kas bus laimėtojas ir kaip atrodys. Taip dabar žiūrint į vystymąsi tos rinkos, man atrodo, investuotojams irgi pradeda kilti klausimų dėl labai didelių kapitalo investicijų, ar jos atsipirks. Man kitas klausimas kyla, o kaip mes monetizuosim dirbtinį intelektą, nes vis dar mes darom modelius, bet dar aš nematau 20 eurų subscriptionas už modelį, man neatrodo kaip laimintis monetizavimo modelis. Čia, man atrodo, kad ir 120 minus eina, ar ten su 200. Taip, tai klausimas, aš dar nematau produkto šiaip.
Ir aš technologija fantastiška ir aš pats bandau ją pritaikyti kasdieniai veikloj, bet kaip uždirbami pinigai, klausimas man yra, ar Magnificent Seven uždirbs pinigus iš šito, ar pinigus uždirbs kažkas, kas prisitaikys savo veikloj. Ir čia irgi vat aišku, dabar labai daug klausimų, kiek iškyla, už kiek investavęs realiai Kinai padarė kopiją OpenAI'us, bet apskritai kyla klausimas, kad turim jau Kinų ir Europą bando padaryti, kiek realiai, kiek sunku įeiti šitą rinką, ar mes neturėsim tą, kad bus tikrai demokratiška ta technologija ir kad kažkokius specializuotus modelius pasidarys visi savo, nes mes su interneto tom kompanijom buvo visiškai winner takes all, laimėtojas pasiima viską dinamiką, kur turėjom tas pats Facebookas, Google'as, labai dideli tie network effects vadinami, kad laimi tas, kas turi didžiausią bendruomenę, kad iš tos didelės bendruomenės tu turi vertę ir realiai gali būti vienas laimėtojas. Ar su AI mes tikrai turim tą pačią dinamiką, ar gali egzistuoti keli, ar yra kažkokie tai kaštai vartotojai vieną dieną vartot vieną modelį, kitą dieną vartot kitą modelį. Klausimas yra, ar gal laimėtojas visų šitų lenktynių yra visiškai kitas. Nes aš kart mėgstu istorinių analogijų pasižiūrėti, tų burbulų, aš nebūtinai sakau, kad čia burbulas, bet tai yra investicijų ciklas, ne? Ir investicijų ciklas paprastai pasiekia kažkokį tašką, kai papildoma investicija jau nebeatsiperka. Ir man primena geležinkelius 19 amžiuje, kai buvo didžiulis bumas statyti geležinkelius, visi privačios kompanijos visi statė geležinkelius, nauja technologijas, fantastika. Ir jos beveik visos bankrutavo, buvo nacionalizuotos ir kažkas tai vyko. Tai laimėjo visuomenė ir visi verslai, kurie po to labai pigiai transportavo viską geležinkeliais, bet ne tie, kas statė geležinkelius ar garvežius. Tai vat, kas bus galutinis šito investicijų ciklo laimėtojas, sunku pasakyti. Tai aš sutinku, kad sunku pasakyti, šiaip pat įdomu, tas pats Bridgewaterių ten, žiūrėt, neatsimenu tiksliai žmogaus vardo pavardės, bet jis yra investicijų valdymo įmonė, bet yra tas, vadinkim, Chief Technology Officer. IT žmogus, jis ten labiau komentavo ir pagrindinė žinutės, kaip turminėjai, kad tikėtina, kad winner takes all yra, kad yra labai daug resursų metama, kad būtų numeris vienas, nes kad tokios įmonės kaip Microsoft, Google ir Facebook, jiem nesvarbu, ar jiem ten kainavo už kažką padaryti 100 milijonų ar 10, bet jie neturi šanso pramisinti šito. Ir tikėtina, kad iš 3 tų neliks vieno, jos toliau bus, bet jos negali būti outsideris. Negali, sako, kaip Nokios momentas, negali būti, kad nepadarėm smartphone ir numirėm. Ir kas yra įdomu, kad per paskutinius turbūt taip gerus 10-15 metų tos IT įmonės, jos kaip ten Google buvęs vadovas ten interviu davė ir labai gerai pasakė, jos anksčiau būdavo IT kompanija kažką padaro, ant to pavažiuoja, kol važiuoja ir tada nieko nebeinau ir numiršta. Taip. Sako, dabartinės atrodo jos reinventina save, nes tai turi krūvą tų researcho viduje daro, daug labai daro acquisitionų, kur kaip startupus perka, po to integruoja. Ir jos jau tokios didelės, kad gali pilnai savo tą leisti daryti ir nesusimauti. Tai šiaip tikrai aš irgi neįsivaizduoju, kaip čia viskas judės, kad ta technologija man asmeniškai tai atrodo daug įdomesnė, pritaikomesnė negu ten koks kriptovaliutas ar blockchainas buvo kalbama. Gerai, blockchainas technologija, bet aš gyvenime jo nenulį naudojau, o kaip minėjai, tarkim, ChatGPT, aš jau kuo toliau, to dažniau vis naudoju ir jeigu anksčiau buvo paklausti ten dėl kelionės, tai dabar tokius dalykus ten, kur tiesiog gali sakyti, įdedi lentelę, man tekstą išrink, pakeis kalbą, spalvas, ten parašyk sutartį, kosmosas. Tai jo, bet ar aš teisingai išgirdau, kad, iš principo, ir čia turbūt nėra, kad tavo nuomonė ar mano nuomonė, bet pagal tam tikrus rodiklius vertinant, tai tos įmonės yra brangios.
Ir tas brangumas šiai dienai turbūt yra pagrįstas tuo augimo tempu, kuris buvo ir galbūt yra prognozuojamas artimiausius porą metų. Bet jeigu jisai nepasiteisins, tada, kaip sakant, yra to downside risko yra labai daug ir tai va, jeigu sutinki, tai aš gal kaip teisingai supratau, nes man irgi labai patiko, sako, kaip ten, sako, kai žiūrim į akcijas, yra 3 parametrai. Tai tarkim yra dabartinis įvertinimas, jis ten aukštas žemas, tada yra pelno marža, vėlgi Amerikoje jinai yra istoriškai buvo 8, dabar gal ten 14 ar 13, jinai vėl didelė. Ir dar kažkoks parametras ir maždaug jeigu mes visuose 3 esam prie ekstremumo į viršui ir jeigu bent vienas iš jų pajuda žemynų, tai reiškia arba maržos pamažėja dėl palūkanų padidėjimo, arba tenais išlaidos padidėja, arba, pavyzdžiui, tenais tas įvertis, kuris yra per didelis, truputį koreguojasi dėl kitų alternatyvų, tai viskas vis labiau tempia. Tai va, ir aš ką pastebiu iš investuotojų, bent jau, kad nekalbėsiu apie super ekstremalius atvejus, bet pažiūriu paskutinių 10 metų istoriją, kas šiaip atrodo yra labai ilga. Retas, kuris čia Lietuvoje tiek investuoja. Ir sako, taigi tiesiog akcijų indeksas JAV 15 ar 14% metinių, tai čia, žinai, jeigu technologijų, tai ir 20, žinai, ir tokie lūkesčiai yra. Ir man tai truputį gazdina, taip nebūna. Tai buvo nuo 90 iki 2000, tai buvo auksinis dešimtmetis, metinė grąža gal 20% siekia, bet po to buvo prarastas dešimtmetis. Tai, kaip minėjai, ciklai tęsiasi. Tai čia, kaip sakant, nuomonės kažkokios gilesnės analizės, kaip nedarote ten specifiškai dėl tų kompanijų, kaip suprantu? Ne, specifiškai apie kompanijas ne, bet aišku, čia labai didelė apskritai rinkų ir makro istorijos dalis yra visas šitas technologijų ir AI ciklas investavimo ir šiaip manau, kad geriausias scenarijus būtų, kad realiai ta technologija, pasinaudojant tą technologiją, visos kitos įmonės sugebėtų susiefektyvinti savo procesus, pradėti pasigerinti savo maržas, likusios 493, tarkime, S&P kompanijos, jeigu jos galėtų uždirbti daugiau, pasiūlyti naujų produktų, ir taip toliau, tai tada turėtumėm tokią tikrai labai gerą dinamiką, kuri galėtų užkurti dar vieną koją šito baulių rinkos augimo. Dabar tu šneki ir man tokia mintis. Aš bandau prisiminti, kiek kainuoja Microsoft'o mėnesinis tas, nes dabar jau prie mėnesinio perėjo. Anksčiau pirkdavai ten Windows Vista už ten 100. Kiek kainuoja? 6 eurus gal? Dabar aš taip galvoju. O OpenAI'aus tas paprastas 20 eurų. Taip. Kažkaip bet tai jau Microsoft'as to integruos ir jisai sako, tiesiog dvigubai didinam. Jeigu su OpenAI dvigubą kainą, net 6, o ten 13. Ir tų vartotojų jie šitiek turi ir visi didžioji dalis vartotojų vis tiek turbūt verslas bus, nors aš aišku gal klystu. Tai šiaip jeigu manęs klausim, tai aš nes OpenAI tai realiai su Microsoft, jie kaip ir, nesakyčiau, ta pati įmonė atskira, bet čia, žinai, nes taip, pradžiai turbūt vis tiek verslas turi pritaikyti, kad efektyvintųsi. Microsoftas turi tik tai išspręsti problemą, nes labai daug įmonių rūpinasi savo duomenų apsaugą. Ir kad tie modeliai, kad tie duomenys kažkur tai neišlįstų netyčia tam AI modelio black box, ne? Ir Microsoftas turbūt turi galimybę užtikrinti ar kažkokius tai, kad tas modelis korporatyve būtų kažkoks tai atskiras, kažkokius sprendimus duomenų saugumo turi išspręsti turbūt, kad didelėms korporacijoms šitie įrankiai būtų pritaikomi. Ne? Čia didelis turbūt yra klaustukas iš tokios techninės pusės, bet jeigu kas gali išspręsti šitą klausimą, tai turbūt Microsoft. Tiešiu, kad sprendžia. Tai dar tokių porą klausimų iš tų rinkų ekonomikų buvau pasižymėjęs, kalbėjai apie palūkanų projekcijas, tai kad tarkim Amerikoje gal dar kartą šiais metais, Europoje gal daugiau,
Ir be abejo, tos bazinės palūkanos centrinių bankų keičiamos, jos įtakoja ir kažkokią formą rinkos palūkanas, ten trumpo termino, ilgo termino. Ir pastaruoju metu buvo ganėtinai įdomus reiškinys įvykęs, kad bazinės mažina, jeigu imsim Ameriką, bazinės mažina, trumpo termino ten metų lygtai palūkanos mažėja, bet 10 metų tai yra ilgo, jos didėja. Ir kiek man teko žiūrėti, lygtai tai buvo nedažnas įvykis pasaulyje. Nelabai dažnas, pasitaikantis, bet nelabai dažnas. Kas čia nutiko? Galėtum pakomentuoti? Kaip mes čia giliai norime? Maksimaliai. Taip, ore papiešiu. Jeigu taip įsivaizduot, kas yra pajamingumo kreivė, tai yra kiek, tarkim, vyriausybė kainuoja skolintis skirtingam laikotarpiui. Paprastai ta kreivė yra statėjanti, kad trumpam laikotarpiui aš skolinuosi pigiau, laikui bėgant, daugiau yra rizikų, daugiau neapibrėžtumo, ilgesniam laikui užšaldau pinigus, investuotojai paprastai reikalauja tam tikros premijos ir paprastai jinai, kad 2 metam kainuoja brangiau skolintis negu 3 mėnesiam, 5 metam brangiau negu 2, bet iš principo tai priklauso nuo lūkesčių. Viena iš dedamųjų, kokia yra kokia bus bazinė centrinio banko palūkana kiekvieną dieną per visą tą laikotarpį. Tai yra tokia bazė, nuo kurio atsispiria ir tada kažkokia tai premija. Tai jeigu ir ta pajamingumo kreivė, esant augimo sąlygom tikintis teigiamos infliacijos, teigiamo augimo, paprastai būna didesnė, tikintis, kad galbūt ir palūkanos šiek tiek didės ateityje ir kompensuoti papildomai rizikai. Ir mes dabar gyvenam priešingoje situacijoje, kai vadinama ta išsivertusi pajamingumo kreivė buvo, kai buvo tikimasi, kad dabar palūkanos yra aukštos, bet jos mažės, nes ateityje bus mažesnės bazinės palūkanos, mažesnė infliacija negu dabar, ar augimas bus lėtesnis. Tai tokios 3 dedamosios yra turbūt, kurios veikia tas ilgesnio laikotarpio palūkanos, tai yra kaip aš įsivaizduoju keisis centrinio banko palūkanos, kaip keisis infliacija, kaip keisis augimas ir tas vadinamas term premium laiko premija, kur bendra tokia rizikų, šiaip toksai šiukšlynas, kur visas rizikas sumeta ir pavadina vienu pavadinimu. Tai kas įvyko, viena vertus taip sutapo, kad tuo metu, kai Fedas stipriai pradėjo mažinti palūkanas, buvo tokia vyravo, kai kurie rodikliai signalizavo, kad prasideda recesija Jungtinėse valstijose, buvo toks neteisingas signalas ir buvo lūkesčiai, kad ir infliacija ir augimas bus lėtesnis ir buvo pakritusios tos palūkanų normos tuo metu momentiškai. Tai buvo toks lūkesčių ateities susvyravimas, po to atėjo Trumpas, kuris su savo labai daug ir sunku yra susidaryti įspūdį, bet konkrečiai obligacijų rinka padarė išvadą, kad bus daugiau išlaidų. Muitai yra rizika infliacijai, infliacija yra rizika baziniams palūkanoms, kad neaišku, koks bus kelias, aš noriu, kad už 10 metų obligacijas aš pirksiu pigiau, tai yra už didesnės palūkanas. Tai vyko taip, kad sutapo tiek ir ta išsisklaidimas rizikų dėl recesijos JAV ir Trumpo rinkimai su jo agenda ir neapibrėžtumu, kas lėmė ilgesnio laikotarpio obligacijų pajamingumų padidėjimą, kuris yra pakankamai neįprastas ir turi tokį keistą efektą, nes centrinis bankas kaip ir mažina palūkanas, norėdamas palengvinti finansinę naštą. Bet dėl specifikos JAV rinkos, kur dominuoja fiksuotos palūkanų normos ir, tarkim, kai fiksuoja, imdami būsto paskolą, jie 30 metų ir tas susisieja su 30 metų JAV vyriausybės obligacija, kai Fedas mažina palūkanas, bet kreditas tai brangsta. Ir tokia keista labai dinamika, kur realiai finansinės sąlygos griežtėja, nors trumpalaikės palūkanos mažėja. Tai čia Europoje mes turim gal pranašesnę sistemą su dominuojamom kintamom palūkanom, kad centrinio banko politika šiek tiek
labiau persiduoda į ekonomiką, nes tos fiksuotos palūkanų normos ten lėčiau prasiskverbia ir nėra tokios pilnos kontrolės. Jo, čia labai šiaip įdomi. Nu, tai okei, priežastis, kaip supratau, potencialiai Trumpas, galimi tarifai didina infliaciją, didėja rizika ir tos pačios bazinės ateityje. Ir aš šiaip turime, ten rodom kartais tokį slaidą, kur yra nuo mėnesio iki 30 metų JAV skirtingo termino obligacijų paimingumą jau ten už paskutinius 50 metų ir dažniausiai juda kaip rimuoja, kad jeigu krenta, tai visos krenta, visi terminai tik skirtingų ten. Taip. Tai ta palūkanų kreivė, jinai slankijasi ten, bet panašiai, ta prasme, kad tokiu atveju, kad ten 30 metų kyla, o metų leidžiasi. Kartais labai, bet rečiau. Jo, ir čia labiau būtent gali būti grinai dėl to ilgesnio termino pasikeitusių lūkesčių, kad trumpų terminų kaip ir toliau mažino, tai mažėja, gal nebe taip greitai, kaip ten anksčiau galvojo, bet okei. O kaip tu manai, ar tai yra susijęs su doleriu? Klausimas būtų toks, aš ką matau ir turbūt visi, kas žiūri, tą mato, kad doleris yra stiprus. Šiaip istoriškai būdavo taip, kad stiprus doleris turėtų reikšti yra blogai pasaulio ekonomikai, nes standartiškai ten kitos šalis galbūt skolinasi doleriais, jeigu draudžiasi, tada draudimas kainuoja, jeigu nesidraudžia, turi valiutos riziką, po ko realiai 97 ar 8 metų Azijos krizė vyko, nes ten baksas pabrango 5%, skolos padidėjo 5%, staiga reikia grąžinti daugiau, ekonomika susviravo. Tai ar tu manai, ir čia turbūt tas dolerio brangumas ateina iš dalies iš to Amerikos stiprumo, iš to, kad palūkanos didelės ir ar investuoti už 2% Europoje ar už ten 5 Amerikoje, aišku, valiutos rizika arba draudimas kainuoja, bet tos pačios akcijos brangsta, bet dar ir doleris brangsta. Tokie atrodo, kur dėti pinigus, jeigu ne Amerika, doleriais, nes, idealiausia situacija. Tai ar tai pats dolerio brangumas nėra, kaip sakyti, inkaras pasaulio ekonomikai? Iš dalies taip. Ir labai gerai paminėjai, kad taip tas palūkanų normų skirtumai didelę dalim lemia. Aišku, tie vadinami paritetai palūkanų normų, jie ne 100% paaiškina sviravimus, bet vidutinių laikotarpių didelę dalį paaiškina santykinės valiutų vertės. Pastaruoju metu doleris stipriai reaguoja į muitų pasisakymus ir tokia kaip reakcija yra, turbūt tokio labai aiškaus mechanizmo nėra, bet kas būna taikinys Trumpo muitų, tos valiutos krenta. Ir turbūt toksai kaip ir paaiškinimas yra, kad jos bandydamos atgauti konkurencingumą, tie patys centriniai bankai galbūt sumažins palūkanas tose jurisdikcijose, į kurias nusitaikyta muitais, ir tai lems po to jų valiutų pasikoregavimą žemyn. Tai irgi kas yra labai įdomu, kad Trumpui norint susimažinti deficitą, šiaip reikėtų silpnesnio dolerio, bet visos jo kalbos apie muitus brangina dolerį, nes tada kitos šalis galėtų neutralizuoti tą muitų efektą tiesiog devalvuodamas realiai savo valiutą. Bet ką minėjai, tai taip, doleris būdamas rezervinė valiuta, labai visa žaliavų prekyba, labai daug apskritai tarptautinės prekybos, ne tarp pagrindinių prekybos blokų vyksta doleriais ir kai tas dolerio prieinamumas būna prastas ir yra pastebėta, kad kyla sunkumų, ypatingai besivystančiose šalyse. Europai tai, pavyzdžiui, nėra klausimų, mes verslą vykdom eurais. Bet jeigu kalba ten apie Pietų Ameriką ar ten Pietryčių Aziją, tai dažnai būna, kad tas dolerio prieinamumas būna labai svarbus ir be abejo, tiek brangus doleris, tiek ypatingai, jeigu yra sunku gauti finansavimą doleriais toms šalims, tai tada, aišku, visa prekyba sulėtėja. Bet ar sakytum, kad tai yra kažkoks rizikos, tu matytum, kaip kalbėjom apie rizikas, kaip ir pačio dolerio, kaip ir neįvertinai, bet tai gal yra kažkokia išvestinė realiai kitų dalykų,
Bet va dar, kai aš sakau, prisimenu tą pačią, aš neprisimenu, aš 98 metų krizę, bet jeigu kaip tu analizuojant tos krizės, tai arba ten buvo dar seniau, buvo tas Plaza Accordas, kur ten 80 ar kelintais, kai Amerika palūkanos ten iki 14% užkėlė, doleris subrango labai stipriai, visiems buvo blogai, susirinko centrinio banko ar ten finminai, sako, bet ką reikia daryti, kad nusmugdyti dolerį. Tai prasme, matytum ar ne? Kol kas dabar nemanau, kad bus kažkoks tai kongresas, nors Trumpas gali norėti pigaus dolerio ir galvoti, kaip jį pasiekti. Ir ne planas buvo numušti naftos kainą, kad Fedas galėtų sumažinti palūkanas. Man atrodo, toksai, ar ne? Drill baby drill logika tokia, man atrodo, yra. Nežinau, kaip ten pavyks šitas planas, ar jisai kažką pavirs. Ar galima įsivaizduoti scenarijų, kur doleris dar brangsta? Turbūt galima, jeigu išsiskirtų, tarkim, labai stipriai pasikeistų kryptis, kad Fedas nuspręstų, kad jam reikia padidinti palūkanas. Čia jau kardinaliai būtų. O Europa vis dar matytų, kad jiems reikia mažesnių palūkanų, tai tada turėtumėm, ar ne? Turbūt situacija, kaip paritetas būtų pasiektas ir pramuštas, kur bet netoli esame, ar ne? Tai galima tokį teorinį scenarijų įsivaizduoti. Nemanau, kad tai labai tikėtina yra artimiausių metų. Bet jeigu klausimas yra, ar galima įsivaizduoti tokį scenarijų, tai galima įsivaizduoti. Ir nežinau, čia ar ta pati tema, bet man atrodo yra susiję. Vat irgi mačiau LinkedIn'e dalinaisi Kinijos palūkanų normą. Aš jį buvau nustebęs, ta prasme, čia mėnesį atgal gal jau įvyko tas lūžis, ar tai kai Japonijos palūkanos, kurios ten amžinai buvo ties nuliu, vos viršijo Kinijos palūkanas, kurios ten, kiek aš atsimenu, būdavo 5-6%. Tai ta prasme, aš taip primityviai vertinu, kad jeigu Kinijai palūkanos taip numažintos, tai ten tikrai yra blogai. Toks bent. Tai nors girdimės ir skaitom turbūt apie ten GNT problemos, dar kažkas, bet nėra, žinai, kaip kokioje ten vakarų šalyje, jeigu būtų ta situacija, tai jau ten skalambintų jau tikrai, kad šakės, tai kaip tu minėjai, iš ten mes galbūt negaunam tam tikros info ar panašiai, tai ten kiek tai Kinijai ta situacija yra bloga, nes palūkanos, nežinau, 2%, kiek ten 3%, Priklauso nuo laikotarpio, bet nedidelės palyginti bet ir infliacijos ten yra, reali palūkanų norma ten pakankamai aukšta gaunasi, nes vartotojų kainos nekyla labai ilgą laiką, eksportuotojų kainos krenta 2-3 metus, gamintojų kainos irgi. Tai realus augimas gal ten kažkokiu procentu yra, bet finansiniam rezultatam, defliaciniai tokioje aplinkoje, kai kainos krenta, rezultatai visi prastėja, tai net ir tos 1 ar 2% palūkanos jos tada pakankamai skausmingos pasidaro. Kiek realiai ten bloga situacija, labai sunku pamatyti, bet mes matom tokius išvestinius rodiklius turbūt kaip naftos paklausą iš Kinijos, įvairių žaliavų paklausą, kuri gan žema. Ir Kinija bent jau ten tuo NT sektoriaus pakilimo laikotarpiu ten suvartoja kažkokius kosminius kiekius, apie pusę pasaulio betono, kažkokie protų nesuvokiami kiekiai buvo investicijų ir kai tas aparatas sustoja, jisai negali neturėti pasiekmių platesniai ekonomikai. Ir matom, kad ta dinamika, bent jau man atrodo, jinai panaši tai, ką Japonija išgyveno ten 89 metais, kai pas juos išsileidinėjo NT burbulas. Ir ką Richardas Koo pavadino balance sheet recession, ką Europa išgyveno po 9 metų, kai tu prisipirkai turto skolintais pinigais, tuo turto vertės nukrenta, skolos lieka ir tu turi didžiulę skylę balansą. Ir tu
Ir tu tą skylę bandai užkišti, kol nieks nepasibeldė į duris ir nepasižiūrėjo, kaip ten realiai viskas pas tave atrodo. Ir tavo prioritetas numeris 1 tampa ne augimas, ne investicijos, ne kažkas tai, o atiduot skolas, užsikišti skylę savo finansus. Ir kiek tai betrūktų tavo tikslas, nes čia yra tavo išgyvenimo tikslas. Jeigu tu to nepadarysi, tu bankrutuoji. Na, kaip... Ir... Bet Kinijoje įmonėm neleidžia bankrutuoti. Neleidžia, bet yra vis tiek visokių. Bet tai gali būti ir namų ūkis. Jeigu jisai mato, kad jo strategija buvo, kad aš palaikysiu šitą butą 3 metus, jisai pabrangs 2 kartus ir aš jį parduosiu ir pasimsiu skirtumą, nebeveikia šitą strategiją, realiai reikia tas skolas grąžinti dabar, ar ne? Ir tokiom sąlygom pinigų politika neveikia, tiesiog. Nesvarbu, kokia bus pinigų kaina, aš jau turiu skolų, man nebereikia daugiau, ačiū. O jie kol kas ką daro, tai mažina tas pačias palūkanas, kažkokias tai įvairias schemas, kaip palaisvinti kredito standartus, bet niekas nenori tokiom sąlygom skolintis. Ta mes matėme Europoje praeitą dešimtmetį, kai neigiamas palūkanos, kiekybinio skatinimo programos, taip toliau. Buvo situacija, kad privatus sektorius nemato perspektyvų investuoti ir užsiėmė savo balansais. Tie patys bankai irgi buvo užsiėmę savo balansais atsistatyti kapitalo bazę ir nenorėjo prisimti rizikos daugiau. Irgi priklausė nuo šalies. Labiausiai tai, aišku, matėsi ten pietų Europoje, kad tiesiog niekas nenori prisimti rizikos. Tai labai panašu, kad tokią dinamiką mes turim Kinijoje ir vienintelis būdas iš jos išeiti yra realiai tiesiog kažkam, kas gali skolintis tą padaryti, tai būtų centrinė valdžia. Ir ar ten rekapitalizuoti bankus, ar tiesiog tiesiogiai įlieti pinigus padidinant pajamas, tiesiog, kad tas procesas galėtų įvykti greičiau, kad jie galėtų pasidengti savo skolas, įžiebti kažkiek tai infliacijos, kad ta reali skolos našta sumažėtų ir kad vėl užsisuktų. Ką mes matom Japonijai, tai truko 20 metų, kol jie įžiebė visą šitą. Bet dabar yra kaip ir playbookas, instrukcija yra, matom, ko nedaryt, kaip daryt, nes irgi Japonija tą vienas premjeras ateina, mes dabar skatinsim, padarom, po to žiūrim, čia kažkaip nesigavo, dabar PVM padidinkim ir vėl du žingsniai atgal. Tai to nuoseklumo tenai ne visada buvo pakankamai daug ir dabar jau po COVID tas atrodo, kad infliavosi jau Japonijos ekonomika, jau ir palūkanos padidėjo ir tas perspektyvos, man atrodo, ilgalaikės Japonijos dabar tvirčiau atrodo, negu kad atrodė prieš 10-15 metų. Kiek Kinijoje bus politinės valios realiai nuosekliai užkurti šitą, aš nežinau. Kinijos vartojimo lygis yra žiauriai mažas, palyginus su to, ką jie pagamina, ir ten potencialo pakreipti tą ekonomikos struktūrą būtų daug, padidinant tiesiog gyventojų pajamas ir suvartojant tą, ką jie turi viduj, bet ten toks ideologinis, man atrodo, pasipriešinimas vartotojiškai kultūrai ir visam tam yra, tai aš nežinau, kiek jie gali imtis viso šito, nes jiem gaminti, atrodo, patinka labiau negu vartoti. Bet sprendimai aiškus, bet neaišku, kiek ar jie jau imsis. Čia kitas scenarijus, man paaišusi, tai yra tai, kad tiesiog per laiką tai turi išsivalyti, kaip skolas. Taip. Dirbi, mažiau vartoji, daugiau pasitaupai ir 10 metų grąžiniai skolas. Kas ir Europoje ir Lietuvoje irgi kažkam taip ir vyko. Bet tą galima pasispartinti. Ir tarkim, Lietuva tą pasidarė eksportuodama. Susimažino minimalų. Susimažino minimalią algą, buvo defliacinis epizodas ir įgijo konkurencingumo Lietuva. Ir kaip maža ekonomika, jinai labai daug pajamų gavo iš užsienio ir taip galėjo susitvarkyti savo. Kinija per didelė tam. Ir kai Kinija bando tą padaryti, mes matom, jie staiga pirmi pagal automobilio eksportą ir visiems labai baisu pasidaro ir tada mes turim muitus. Ir Vokietijai užsidarinėja gamyklos. Taip. Jo, tai čia
Šiaip tas, aš manau, mažai apie tai šneka, gal dėl to, kad tos info yra čia ne tiek, arba čia ne Europa ir ne Amerika, nes apie šitus regionus kažkaip daug šneka, bet iragi buvo kaip ten, jeigu buvo labai seniai atsimenu, gal prieš 15 metų skaičiau Greenspeno berods knygą buvo, kai jisai jau pasitraukė iš Centrinio banko Amerikoje vadovo pareigų, sakė, kad jeigu Kinija nepirktų mūsų obligacijų, tai mūsų palūkanos būtų 1,5–2% didesnis. Tai ta prasme, buvo mechanizmas, amerikiečiai perka Kinijos prekes už dolerius, Amerika gauna dolerius, daug rezervo, tada tos rezervus doleriais investuoja JAV obligacijas, finansuoja tą patį Amerikos, vienu žodžiu, išlaidas. Ir dabar, kiek aš mačiau, tai Kinijos, sakykime, jeigu žiūrėt JAV importo iš kitų rinkų santykis, tai Kinijos dalis mažėjo, kitų šalių didėjo, bet jeigu žiūrėt Kinijos eksportą, tai turbūt nėra, kad jisai nuo to labai nukentėjo, tai į kitas rinkas eksportuoja ir panašiai. Ir faktiškai, deficitas globaliu mastu, jis vis tiek į nulį susiveda, prekybos balansas. Tai, kad pasikeitęs, kad dabar ta prekyba per Vietnamą eina, tai esmės nekeičia, ar ne? O tas Greenspeno irgi, Kinija neturi pasirinkimo pirkti ar nepirkti. Jinai gauna dolerius ir kažkur juos dėti reikia. Tai gali per aplinkui pirkti kažkokius tai turtą Europoje, tarkim, ir tada vis tiek europietis tada liks su tais doleriais ir tada juos vis tiek investuos kažkur. Tai kiek čia tų papildomų žingsnių bus, bet jeigu faktas yra, kad Kinija pagamino ten, 5% daugiau negu galėjo suvartoti, tai o galutinis vartotojas pagal dabartinę sąrangą, tas rezervinis pasaulio vartotojas yra JAV, tai vis tiek tie doleriai turi nusėsti tenai. Jo, kad viskas susiję, kaip Lukas mėgsta sakyti, ekonomika, uždarasis, kaip ir pinigų gali sukurti centriniai bankai, bet... Ir komerciniai, ir centriniai. Tai čia tas, bet yra vis tiek, jeigu jau yra tas pinigas sukurtas, tai jisai kažkur turi, arba prekė, arba paslaugą, bet po to nusipirksi paslaugą, tas kažkur toliau. Tai ta prasme, parduos akcijas, kažką pirks auksą. Ir čia geras tavo paminėjai, kad Kinija turi kažką pirkti. Ir čia priėjom prie turbūt paskutinio, bent jau iš to, ką buvau pasižymėjęs, tai auksas. Ir tavo, kadangi prezentacija buvo auksas ir bitkoinas, tai manau, galim, jeigu nieko prieš, galim tas abidvi turto klasės paliesti tokias alternatyvės. Tai kodėl auksas? Tai, nes pagal tai, kas dabar pastaruoju metu buvo, ir man atrodo, tavo vienoje prezentacijoje buvo, kad centrinių bankų pirkimai aukso padidėjo, ten pastaruoju metu buvo lyginant su ilgesnė istorija. Kinija, kiek man teko domėtis ir kaip valdžia, ir kaip vartotojai, kurie išgyvena NT kainos krenta, akcijos tobėjai, auksas yra viena iš tų alternatyvų, kur, kaip suprantu, kinai turi tą ilgą santykį su auksu, istorinį ir ten labai dideli pirkimai buvo tose, ten ir luitai, ir monetos. Bet čia truputį nueinant, bet tiesiog grįžtant prie tų dviejų turto klasių, kaip minėjai, tai tokios alternatyvios, jeigu žiūrėti tradicinį šiam portfelį neįeina, bet lyg tai bandėjai skaičiuoti, daryti skaičiavimus, kas nutiktų, jeigu aukso atsirastų portfelį arba bitkoino, tai šiaip man labai patiko tas. Tai ar siūlytum investuotojams kažkokią dalį svarstyti portfelio šitose turto klasėse, jeigu taip, kodėl, jeigu ne, kodėl? Mes turim savo poziciją, bet čia ne. Aš taip, kaip tokį klasikinį požiūrį šiaip turiu, kad man patinka investicijos, kurios neša pinigų srautus. Tai iš tos pusės auksas ir bitkoinas kaip ir atkristų. Bet taip objektyviai irgi žiūrint tą ilgesnę istoriją, galima matyti priežasčių, kodėl investuotojai matytų logiką tai daryti. Tai Aš pasitikslinsiu, tu linktinę savo, kur grafikus dės ten S&P ir auksas yra, ar ne? Nežinau. Nežinau. Gerai, supratau, sorry. Gali būt. Nežinau. Man iš vizualo tai pasirodė, bet... S&P tai ten tai tikrai yra, o kas kitas, neatsimenu dabar. Supratau. Tai gerai, tai
Jo, kad cash flows, tai obligacijų palūkanos, NT srautas, tarkim, akcijų dividendai ir panašiai, o auksas 0, nieko negeneruoja ir Bitcoin arba kyla, arba krenta. Taip. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu manęs klaustų, kokia man teorija labiausiai prie širdies, tai yra būtent, kad aš į Bitcoiną žiūriu kaip į aukso kažkokį atitikmenį, nes jie srautų negeneruoja. Tiesiog tu nusipirkai ir turi arba vieną, arba kitą. Aukso, aš kaip sakau, kad ant stalo jis nepabėgs, o Bitcoiną nusipirkai, saugai, nežinau, flešiukė arba kažkur kažkokia, nežinau, ten cold wallet ar kitam wallet'e ir gali milijardą flešiukį nešiuotis. Čia kaip man labai patiko, tas sako, kai tu skrendi su 10 000 eurų, ar kiek ten deklaruoti turi lėktuvą, kai tu skrendi su flešiuku, kuris yra milijardas, turi deklaruoti ar ne, žinai. Tai va, bet, tai gerai, tai pažiūrim iš tos sakykime, nežinau, portfelio formavimo logikos, kurią bandai dalintis ir savo prezentaciją. Auksas dažniausiai būna balastas toksai. Šiek tiek diversifikuoji, gal nejuda tiesiogiai su akcijom, obligacijom, nieko negeneruoja, didžiąją dalį laiko nieko nedaro, bet kartą į dešimtmetį kartais būna geri porą metų, kaip dabar matėm. Ir neaišku, ar dar tęsis, nesitęs. Dažnai tai sutampa su kažkokiais tai permainų laikotarpiais apskritai pasaulyje, kad tai laikoma kaip infliacijos ir geopolitikos hedžų kažkokio tai apsisaugojimo. Kuris kartais suveikia, kartais nesuveikia, dažniau suveikia, bet negarantuotai, toksai. Tai jis žiūri kaip į apsaugą, iš taip vizualiai man atrodo auksas geresnė apsauga nuo infliacijos, tarkim, negu Bitcoinas. Bitcoinas iš vis neveikia, kai 22 metais, kai reikėjo, buvo smukimas baisus, aišku, irgi nėra istorijos ilgesnės, bet kaip inflation hedges, kaip apsauga nuo infliacijos, Bitcoinas, man atrodo, apskritai neveikia. Į tai žiūrint, kaip su kuo koreliuoja Bitcoinas, man Bitcoinas atrodo kaip jeigu aš noriu prisimti daugiau rizikos, tau didesnę betą negu vieną, tai tada aš ją galiu pasididinti įdėdamas į portfelį kripto. Nes Nasdaqas ir Bitcoinas juda labai dažnai į tą pačią pusę, tik tai kripto juda didesnė amplitude. Daugiau. Taip. Tai jeigu aš esu investuotojas, kuris nori adrenalino ir turiu labai didelį įsitikinimą, kad bus labai gerai rizikingoms turto klasėms, tai gali būti, bent iki šiol, tai turbūt būtų buvęs geras būdas prisimti daugiau rizikos, jeigu toks yra noras. Bet aišku, labai didelis neapibrėžtumas tiek su reguliacinė aplinka, tiek su tai, ko apskritai. Aš kaip valiutos nematau perspektyvo ten šitų sprendimų. Šiaip su platesnė ta ekosistema nesu labai susipažinęs, kiek ten yra tų gerų ar blogų sprendimų, bet taip žiūrint iš tokios, kuo pasižymi tą turto klasę, tai atrodo kaip būdas pasididinti savo betą portfelio. Tai mes šiaip apie auksą turbūt kaip nemažai esam išsianalizavę įvairiausių scenarijų, čia dabar kaip tik irgi ir mes darėm ir kitų tyrimus, kad auksas yra kaip ir žaliavų krepšelis, taip ir auksas yra viena iš geriausių hedžų prieš akcijų korekciją, ypač tuo metu, kai yra inflation šokas, tarkim 22 metai, arba ten 80, 70, bet jo, auksas šiaip, kad įdomumo dėlį, minėjai, kad kartais šauna, tai auksų šiaip paskutiniai 20 metų yra tokie patys geri kaip JAF akcijų. Taip. 20 metų, čia mes nekalbam apie 3 metus, apie 20, ir ten metinė grąža eurais yra apie 10% plus, kas, jeigu imsim 100 ar 200 metų istoriją auksų, tai yra gal 3% metinė grąža. Taip. Ir aš kaip mėgstu sakyti, jeigu ten 10 metų pavarė geriau negu vidurkis, tai kitus 10 galbūt blogiau. Ir auksas šiaip turėjo tą patirtį nuo 80 iki 2000, per 20 metų metinė grąža turbūt buvo kokie minus, 4% per metus. Taip. Minus 7% nukrito nominalia reikšmė. Realiai, iš vis, vaipautas, minus 9, gal minus 7. Tai jo, tai čia aš, gal papildysiu, nes man atrodo, tu skaičiavimas ir darai šiam portfelis, akcijos, obligacijos ir tada Taip, kad 10% aukso dadė arba 10% kriptovaliutų ir kad ta grąža
kai kur ten berods su bitkoinu buvo didesnė, bet ir rizika turbūt ta pati, Taip, o su auksu galbūt grąža truputį mažesnė, bet ir rizika mažesnė. Tai aš šiaip, jeigu manęs klausia, tai aš sakau, kad turbūt aš iš dalies dėl to, kad tu sakai, kad kartais veikia, kartais neveikia. Ta prasme, teorijų yra daug, bet realiai tokio vieno konstant nėra. Ir mano, kiek man ir asmeniškai susidurti teko per paskutinius 15 metų, nu, iš jau praktinio investavimo ir iš tų skaičiavimo analizių, tai aš sakau, geresnio diversifikavimo instrumento aš nežinau. Ok, ten galim imti kažkokias atskiras strategijas, manage futures ar dar kažkokias, kur gali ir long ir short, bet vat kaip turto klasė, nu, aš nesutikau kol kas ir jo. Bet čia, nu, kaip čia yra, aš turbūt matau vieni, kurie auksas atrodo ok, nors ir, o yra kiti, kurie jis nieko negeneruoja, tai, nu, kam jau reikia, kaip Buffettas sako, Afrikų iškasi iš po žemės, New York'e įkišai po žemę, nu ir ką. Nu, čia kaip ir su visom investicijom yra grožio konkurso dalis. Dabar panašu, kad pastaraisiais porą metų investuotojais patiko auksas ir tie instituciniai srautai sužaidė, kad ta auksas labai gerai paperformino po porą metų. Garantijų, jo, bet kad tai bus toliau. Irgi, nu, dabar aukso kainai padeda tai, kad globaliai mažėja šiek tiek palūkanos, tai ta opportunity cost, ar nelaikyti auksą yra mažesnė, nes aukso kaina šiek tiek koreliuoja su palūkanų lygiu, nes kuo aukštesnės palūkanos, tuo daugiau kainuoja tau laikyti nieko negeneruojantį daiktą. Tai... Jo, tai supratau. Tai, žiūrėk, labai daug mes šitų klausimų šį palėtėm, manau, labai labai platus, ta prasme, kad tai nebuvo kažkoks viena tema. Bet pabaigai, jeigu tu galėtum, mes labai dažnai paprašom svečių pasidalinti savo asmeninį investavimo, nežinau, strategiją. Aš tikrai neprašom pasakyti, ką perki ir, žinai, kiek procentų kur investuoji, bet nu, jeigu investuoji ir jeigu gali pasidalinti, tai nu, tiesiog kažkokios pamokas pagrindinės, kurias tu išmokai taisyklės, kurias galbūt naudoji, strategijas, kurias galbūt taikai, nu tiesiog būtų įdomu, žinai, ar vadovaujasi savo prognozėm, ar dabar, sakai, Amerika, manau, gerai, tai Olinas su 2 svertų. Aš, nu, juokauju, aišku, bet... Tai jeigu galėtum, tikrai būtų įdomu išgirsti. Aš manau, kad ta strategija tokia besivystanti yra vis tiek, man atrodo, bet šiaip turbūt bazė yra ta, ką mes ir visiems komunikuojam, kažkoks tai periodinis investavimas į plačius indeksus. Turiu tiek eina ir tiek šiaip į fondus pavedimas automatinis kas mėnesį, tiek į pensijų pakopas, kur tokia yra bazė nuolatinė periodinio investavimo. Ir po to, kai prisikaupia kažkokių tai lėšų, kurias norisi įdarbinti, tai tada galvoju, kartais pabandau ir eksperimentuoti su kažkokiu vertės investavimu, paieškoti kažkokių tai įmonių akcijų, kurias arba pažįstu, arba man atrodo, kad jos galbūt neįvertintos, tai irgi čia tikrai nežinau, nesu tikrai ekspertas, irgi mokausi viso šito stock picking meno, kažkiek bandau ir taktiškai pagal remiantis tuo, kad man atrodo, makro dalykai juda, pasididinti, ar ne tiesiog aklai pasaulio indeksą, bet pasididinti santykinį svorį, ar tai Europos, ar Azijos, ar atskirų sektorių, vertinant pagal tai, kaip... Galėt, nu, pavyzdžiui, tai dabar esi, pavyzdžiui, Europą pasididinęs, tarkim, esi, ne? Taip. O šiaip per, ten, nežinau, Svedo fondus darai, per ETF-us darai? Aš per Svedo fondus tai darau, nes jie pakankamai toksai lengvai prieinamas ir pigus būdas greitai pasididinti. Ir gerai, tarkim, dabar pasididinę Europą, vėlgi, turbūt atėjo tai sprendimas iš analizės, nu, pavyzdį, Europoje turbūt pasaulio indeksą sudaro 20% dabar, labai, sąlyginai mažai. Tai va čia dvigubai didinti, kokia logika, kada nusprendai, kiek, ar tai yra discretionary tiesiog, sakau, nenorit. Neturiu kažkokio labai griežto algoritmo asmeninėse investicijose, buvo toksai, kad,
kažkokią dalį, nes ten 1000 eurų, sakykime, Bet ne 100% viską jau. Ne, tokia santykinai, kad man atrodo, šitam turėtų neblogai, mano supratimu, kad Europa gal turėtų outperforminti, tai aš tą sprendimą padariau prieš kurį laiką ir kol kas nesigailiu jo, to žiūrėsim, kaip keisis tos. Man atrodo, dalinais, kad šiais metais, aš net nežiūrėjau skaičių, bet šiais metais Europai sekasi geriau negu Amerikai. Kol kas taip, per šitas kelias savaitės taip. Jo, aš šiaip buvau nustebęs, neturiu pastovaus kaip rutinos stebėti tą, bet yra semiconductors indeksas. Kur realiai tai yra didžiausia Nvidia, bet visi tie ten yra ir SML, vis tie vadinkim čipinės. Ir šiaip buvau nustebęs pamatęs, kad paskutinius 6 mėnesius realiai nepaaugo niekiek ir lagina, ta prasme, ir vis, daug ką lagina. Ir atsimenu, čia dar labai seniai buvo tokį analizę skaitęs, kad kaip ir vienas iš tų leading sektorių yra rinkos, kaip ten būna koks nors, nežinau, koks ten dar utilities, defensive, sakykime, o semiconductors, jis toksai vienas iš tų lyderių, nes yra labai daug susijęs su ateities užsakymais, nors dabar galėsim sakyti, tai velnės, taigi visi ten tie užsakinėjai į ateitį ten porą metų, bet labai buvau nustebęs, kad lyg ir bendras klimatas yra labai optimistinis to sektoriaus kontekste, bet akcijos jau on average pusę metų flat. Čia prisidėjo ten tuo pačiu SML atveju ir įvairios sankcijos Kinijos atžvilgių, ten daug tokių mikroistorijų susideda turbūt. Ir galbūt investuotojai irgi matydami tuos PE santykius leidžia pasivyti realiem finansiniam rezultatam įverčius kažkiek. Man patiko čia viena iš tokių, kaip čia podcastų, kur klausau, Norvegijos tas investicinis fondas 1,5 trilijono turi savo YouTube kanalą. Ir jų pagrindinis valdytojas kalbina topinius asset managerius. Pavyzdžiui, kalbino Stanley Druckenmillerį, kalbino, man atrodo, Ken Griffiną iš Citadelės. Ir, neįtikėtina, ta prasme, šiaip, jeigu kam įdomu, tikrai kviečiu paklausyti. Ir buvo vienas jo pačio interviu maždaug, tai sako, ką jūs darėt, nes jie kažkiek aktyviai ten, truputį kažką didina, mažina, tai sako, pardavėm daug Nvidios. Sako, kaip tai, kodėl? Sako, kaip, mes džiaugiamės, nes iš technologijų įmonių praeitais metais tas fondas uždirbo ten 200 milijardų, ten kosmosą. Bet, sako, mažinam, nes kodėl? Nes mums atrodo, kad jos yra, pervertintos, tai kažkokią dalį pelno pasimti ar pasimažinti logiškai. Sako, gamina puikius produktus, gal bus jai viskas ir gerai, bet sako, jisai tai yra žmogus, kuris valdo 1,5 trilijono, sako, aš nežinau, kaip bus ten. Ta prasme, tai čia, kalbant vėl grįžtant prie tų prognozių, kad visi esam žmonės ir ar valdai trilijoną, ar valdai ten savo 10 000 eurų, tai tiek mes dalyvaujam tam pačiam pasaulyje, tam pačiam žaidime investavimo ir kalbam apie tą pačią ateitį. Tai ta prasme ir jos 100% turbūt žinoti niekada nežinosi. Aš kaip sakau, tos scenarijus turbūt yra gerai vien iš to, kad tu nuteiki save, o kas bus, jeigu taip, o kas bus, jeigu taip. Tai čia tas planavimo kažkoks elementas, nes kiek mano patirtis rodė, kad labai blogai yra, kai žmogus ateina, investuoja su tik tai optimistinė projekcija, o vyksta kažkas blogo. Jis tada pasimeta, išsigąsta, parduoda, užsifiksuoja minusą ir baigėsi jo kelionė, sako, visi čia blogi ir apgavo. Tai čia labai pavojinga iššokti, pradėti investavimą tokio euforiniai stadijoje su nepamatuotais lūkesčiais ir ypatingai šokant į tą rizikingesnę baseino dalį. Čia standartas yra. Taip, čia dažna istorija yra. Ir vėlgi, labai nesunku yra įsivaizduoti scenarijų tos pačios JAV rinkos, kur kaip ten, nežinau, kaip kokiam .com, kur lokalizuota yra recesija kažkokiam tai sektoriuje, kur visas kitas gerai gyvena ir net ir auga, bet kadangi ta rinka tokia koncentruota pasidarius, jinai nutempia visą bendrą rezultatą, nors jeigu tu būtum turėjęs viską kitą be tų 7 akcijų,
šiaip džiaugtumės rezultatais. Tai toks, aš nesakau, kad tai bus, aš nežinau, bet esant tokiom sąlygom gali būti toksai scenarius, kad turi gerą ekonomiką, augančią ir... Gali būti scenarius, kad tos 7 tampa 8% pas JAF rinkos. Trumpam gali, bet manau, kad tik trumpam. Čia kaip buvo Japonija, buvo 2090-ais ten telekomai su 100 PA parsidavinėjo, ir ten kosminės kainos buvo, kur arba, tarkim, .com metu ten įmonė, kuriai priklauso kita įmonė, kuri yra verta 2x, o šita verta 1x, tai ta prasme, kur buvo visiškai neracionalūs dalykai vyko, tai šiuo metu lyg tai to nevyksta, bet, čia yra, tai kalbant, ar gali teoriškai būti, teoriškai. Yra ir buvę, ir... Gali būti. O dar, tai turbūt paskutinis mūsų klausimas būna, net ne klausimas, o rekomendacija, mes prašom dalyvių gali pasidalinti knygos, tarkim, apie finansų, ekonomiką, investavimą, rekomendaciją, kuri, nežinau, paliko daugiausiai įspūdžių, iš kurios daugiausiai išsinešė ir tau asmeniškai buvo įdomiausia skaityti. Tai jeigu galėtum viena ar keliom knygom pasidalinti su mūsų žiūrovai. Oi, labai daug knygų, bet tokių gal net nežinau, ką tokio originalaus ir konkrečiai investuotojam. Aš bandau dabar neseniai grįžti, nes skaitydavau labiau tokias ekonominės knygas, o dabar tokias bandau vėl prisigaudyti, ką investuotojai skaito, bandau permest akim. Bet šiaip man labai patiko tie, kas labiau domisi gal platesnė istorija, galbūt ne tiek su finansai susiję. Yra fantastiška Keynes'o biografija, vienintelė biografija, kurią aš esu skaitęs, nes šiaip nemėgstu skaityti apie žmonės. Yra... Neatsimenu autoriaus, bet vadinasi knyga Price of Peace, apie visą Keynes'o gyvenimą, apie tai, kaip jisai dirbo ižde per Pirmą pasaulinį karą ir kaip buvo sudėliota visa finansų sistema finansuoti Britų karo mašiną pasitelkiant Wall Street'ą, apie visą architektūrą tarpukario finansinę, kaip dėliojos ir kaip Keynes'as susikrovė turtus akcijų biržose ir aktyviai dalyvavo ir dėliojo savo teorijas. Ir tada apie visą Bretton Woodso sistemos sudėliojimą, kas yra realiai dabartinė, pokario finansinė sistema, kur jisai visuose tose įvykiuose dalyvavo ir labai, persipina asmeninis gyvenimas, politinis gyvenimas, istorinis gyvenimas ir visas kitas. Tai labai, labai įdomi knyga pamatyti realiai visą 20-ojo amžiaus finansų istoriją, pradedant visais aukso standartais, didžiąją depresiją ir dolerio standartų antrojo amžiaus pusėje. Gera rekomendacija, mane irgi užkabina reikėtų, aš nesuskaitę šitos knygos, tai bet čia tas ir yra gėris, kai yra, kažkokios, yra dalis tas pačias, kurios tikrai geros, bet kartuojasi, o čia šitos tikrai niekas nėra rekomendavęs ir mane net užkabinai, atrodo, reikėtų perskaityti. Tai ką, ačiū labai šiaip. Ačiū. Pokalbis ir gal iki kitų kartų. Iki.